Sveiki draugai, sveikiname šį kartą iš automobilio, pakeliui link Lenkijos. Šį kartą nauja kryptis, į Gdansko pusę važiuosim. Esam nusimatę lankytinų objektų nemažai, pačiam Gdanske keletą muziejų. Taigi žiūrėkit, keliausime kartu. Pasikeitėm zlotų, jau Lenkijoje aišku, rožiniam namukė, visi puikiai žino lietuviai. Lekiam į Suvalkus pakeliui. Užsuksim į Boružę, apsipirksim užkandžiui, judam toliau. Taigi, pirmasis mūsų pasiektas lankytinas objektas. Tai Vilko irštva, dar kitaip žinoma kaip Hitlerio bunkeris. Iš tikrųjų nežinau, ar YouTube'as neužblokuos, nes sakė, kiek girdėjau, kad negalima minėti jo vardą. Tai pasižiūrėsim, susimokėjom už bilietus, už parkingą. 2 žmonėm parkingas su bilietais 65 zlotai. Zloto kursas keitėm rytą buvo 4,25. Ir bandysim pasiimti audio gidą. Vien su audio gidu eisim, be vedlio, kaip sakant. Einam. Audio gidas kainavo tik 10 zlotų, lietuvių kalba. Su paveiksliukais, su paaiškinimais, su papasakojimais. Sakau, superinis dalykas. Šalia va restoranas, iš karto pasižiūrėsim kainas, gal po ekskursijos eisim papietauti. Nu ir pradedam, lendam į alėją. Turo pradžia. Leśnicy nawiązali współpracę z grupami konstrukcyjnymi i poszukiwaczami historycznych artefaktów. Nowe obiekty wydobywane z ziemi przez Ir ginklo viduje ekspozicinė. Granato. miejsce o teraz mile zaskoczy nowoczesna walkowska zespołu profesjonalną. To pierwszy Sėsim filmuką, pažiūrėsim. Wychodzimy? Idę w prawą stroną, Oskar. Nu įdomiai čia pasakoja, kaip atsitiko, kad grėsmės ne iš išorės, bet iš vidaus atėjo. Aišku, ne istorikas, nepripasakosiu, patys žino. Dvylikos metrų milžinas. Gaila, kad susprogdino viską. Bunkeris bunkeryje. Saugiau už patį saugumą. Pats saldainiukas. Bet betono ir armatūros kiekiai tai kosminiai. Sienų storumai kokie.
Čia pasirodo ne šiaip siena, čia stogas iš sprogimo, kur atsidūręs. Ne veltui ten tokia dauba. Nu, užėjusime vidų šiek tiek pažiūrėti. Čia va, kai susprogdino, matosi vidus. Čia vienas bunkeris, tarpas ir kitas bunkeris. Šviesesnis tas. Możemy pan krótko jeszcze podejść do mnie tutaj. Jesteśmy bliżej. Sprogdindami panaudojo vienam bunkeriui 8 tonas trotilo. Nu, nei daug, nei mažai. Taigi, užtrukome apie porą valandų, neskubant, pasivaikštant. Biletas kainavo 25 zlotai vienam žmogui. Parkingas 15 zlotų. Audio gidas lietuvių kalba 10 zlotų. Nu yra, pasivaikščiam. Aišku, atvažiavom ant 12 valandos, tai žmonių gana mažai buvo, bet dabar į pabaigą jau visai ramiai. Čia pravažiuojant matėm lėktuvų pristatyta ten irgi kažkas. Gal dar ten užsuksim. Važiuojam. Taigi visai netoli Vilko irštvos. Ne vien lėktuvų, bet ir čia automobilių, karinės technikos, kaip muziejus. Žmogui biletas 35 zlotai, tai palyginus gana mažai. Pasižiūrėsim, kas čia įdomaus. Nu tai skrendam, paskraidysim čia. Nu, kur skrendi? Į pajūrį? Mi 2 modeliukas. O, irgi pilotė jau mygtukus spauda. Mygtukų pasaulyje. Greitais apibėgom eksponatus, palaipėjom, apžiūrėjom. Nu, nežinau, ar verta tų pinigų čia, bet nu, gal ir įdomu. Kiekvienam palei savo nuomonę spręsti. Nu va, Gdanskas pasiektas. Trumpą turą galima apie nakvynės vietą parodyti. Apartamentai su vidiniu kiemeliu. Aišku, nelabai dideliu, bet
Ten vonios kambarys, matau užimta. Dar vienas kambarys. Vidai kieme žaidimų aikštelė. Automobilį palikom požeminiam parkingė. Buvo į tą pačią kainą įskaičiuota. Šiaip labai daug kas atskirai už parkingą, po 40-50 zlotų ima. Atkreipiu dėmesį, kai nuomositės. $39 zlotai. Šiek tiek pigiau negu Palangoj. Pasisupsim. Nu va. Vipinį kabinoj dviese. Miestą ir apžvelgsim taip iš viršaus. Taigi, apžvelgiam miestą iš viršaus. 39 zlotai. Pigiau negu Lietuvoje. Galima 15 minučių aplinkui pasisukti. Garsusis Gdansko tiltas kyla praleisti laivų. Nobody really walks that much. The next day. Gerą rytelį. Tęsiam toliau turus po Gdanską. Laukiam, kol atsidarys lankytinių objektų ir pradedam toliau savo transliaciją. Bandysim čia nuo ryto užlipti. Pasižiūrėti Gdanską iš viršaus.
82 metrai ir 409 laipteliai. Pirmin. Gerai, kad surašyta, kad žinotumėm, kiek užlipom. Nu, čia geras kardiono ryto. Va, matom, gražiesias bazilikos lubas. Reiškia, jau lubų lygį pasiekėm, dar kopstum į bokštą toliau. Nu, jau beveik viršus. Nu, ir vaizdelis už 18 zlotų. Bye. And maybe this way? Yeah. Taigi, kas būsit Gdanske, tikrai užlipkit į katedros bokštą. Manau, kad verta lipti, pamatyti tokį vaizdą. Gerai, kas ne aukšto ūgio, tai galva neįsirembint jau. Nes laiptukai tai geri. O, ką tu? Marijatska gatvė. Daug parduodama gintaro ir išskirtinė architektūra. Taigi, sekantis mūsų objektas - Antrojo pasaulinio karo muziejus. Pastatėlis iš lauko, tai įdomiai atrodo. Pasiėmėm audio gidus. Gaila ne lietuvių kalba, bet vis tiek pasakoja įdomiai. Pažiūrėjau šitą eksponatą, iš karto prisiminiau žaidimą vaikystėje Wolfensteiną, kai žaisdavau. Polski wywiad jako pierwszy zaczął zatrudnianie zdolnych matematyków do łamania szyfrów maszynowych. Jeden z nich, Marian Erejewski, w 1932 roku dokonał przełomowego odkrycia. Analizując przekrój. Aušvico tematika. Jo, kas ten nebuvot, apsilankykit. Na, aplankėm
muziejuką. Užgaišom porą valandų. Saudė gidus visko. Nu, manau, jeigu žiūrint visus filmukus, taip jau ten viską, visas ekspozicijas iki galo, tai 3-4 valandėlės tikrai išeitų. Tai ne, nu šiaip, manau, tikrai verta aplankyti. Tik labai daug prifilmavau visokių simbolių, nelabai leistinų. Teks apkarpyti medžiagą, nes YouTube'as tikrai manau, kad užblokuos. Gerai, bandysim dar kažką pasižiūrėti. Nors ir Lenkijai, bet picos tai itališkas turėtų būti. Pažiūrėsim, jeigu tilpsim į laiką, irgi paplauksim su juoduoju perlu. A few moments later. Nu tai spėkit, buvom Gdanske, greičiausiai paaukojom plaukimą laivu ir atsidūrėm prie Malborko pilies. Audio gidas, biletas kainavo 80 zlotų. Jau iš karto ėjo ausinės su lietuvių kalbos gidu ir einame į vidų pasižiūrėti. Turas turėtų apie 3-3,5 valandas trukti. Vėl kojas pamankštinsim. Tikriausiai būtų verta paminėti, kad tai didžiausia pilis pasaulyje ir, kaip vadina, neįveikiama.
Nu va, aplankyta šitą nuostabi pilis. Tikrai, manau, verta dėmesio. Taip, su paskubom, nelaikos tokos, užgaišom virš poros valandų. Realiai, jeigu taip viską jau atidžiai žiūrint, skaitant, ten, klausant, nežinau, čia viską šmirinėjant, kas 4 valandas, tai tikrai galima drąsiai. Šiaip internete taip parašė žmonės, kad nuo 3,5 iki 4,5 valandų užgaišta. Nu, realiai vos negerą pusdieniuką čia galima. Taigi, keliaujam toliau. Nu, atvykus į Gdanską kažkaip nenueit prie jūros, prie vandens, būtų didelė nuodėmė. Šiaip labai pasisekė, dabar tiesiai iš pilies parvažiavom ir parkingas buvo mokamas tik iki 8 valandos ir mes lygiai 8 atvažiavom. Va, laputės, naputės savo. Nu, aišku, žmonės negerai daro, kad maitin, bet o ką? Dar vienas lankytinas objektas Gdanske. Tai Westerplatte monumentas, kaip ir pastatytas kareiviams, susijęs su 1 ir 2 pasaulinių karais. Dydis tai neblogas, matot, palei žmonės palyginus. Į miesto pusę, tiksliau į uosto pusę. Vaizdas taip pat labai gražus. A few moments later. Taigi, kaip jau suprantat, mūsų kelionė dar nesibaigė, namų nepasiekėm. Pakeliui, aišku, užpuolė lietus, bet užsukom prie garsiųjų Stančikų tiltų pasižiūrėti. Įėjimas kainavo po 10 zlotų žmogui. Bet keliai, tai vaje čia davažiuoti. Ten dar matom apžvalgos bokštą, gal iki jo nueisim, jeigu nepradės dar stipriau lyti. Nu, atrodo ne aukštai, bet ją pačią pažiūrėjus, tai geras aukštis, nepažiūrėjau kiek metrų. Taigi, apibendrinant kelionę Šiauliai Gdanskas. Nėra toli, sakyčiau, tikrai galima važiuoti drąsiai. Pakeliui užsukom į Vilko Irštvą, tiksliau pirmasis sustojimo taškas buvo. Tikrai, manau, verta aplankyti važiuojant. Su audio gidu lietuvių kalba, tai viskas kaip gerai tenais. Paskui, kur buvom prie Vilko Irštvos karinės technikos muziejus, nežinau, mano akim toksai per daug užlenkta kaina, gal kaip sakoma. Nebent ten vaikai labai kokį lėktuvą norėtų pasėti ar dar kažką tenais. Paskui pačiam Gdanske veiklos tikrai sočiai. Aišku, aplankytas labai įdomus buvo 2 pasaulinio karo muziejus. Tai dar ten Gdanske kiek visko aplankėm, tai nežinau. Palikom kitam kartui pasiplaukimą Juodųjų perlų. Sopotą, Gdynę. Kažkada grįšim kitą kartą pasižiūrėti. Tai jeigu jau pažiūrėjote iki galo, paspauskit laiką. Tai jums nieko nekainuos. Iki sekančių susitikimų.